Gruzija, Batumi. Nu va, karvės. Ir nepasakyčiau, kad labai paprastas čia kelias savo, ne kaimo kelias. Standartinė situacija gatvėj. O žiūrėk, ant viršaus užlypęs, čia stotelė kažkokia sena apleista. Žolę valgo. Geras. O vaizdelis už jo, pažiūrėk. Kalnai, kalnai, visur kalnai, visur kalnai. Oras superinis, karšta, vėjas. Ir žemyn aukštyn 10-12 procentų. Ištisai yra ką veikti su tokio svorio. Nemažėja, 14. Iš 12 į 14. Let's go, Vyto, let's go. Žiauriai karšta. Žiauriai. Ir dar kilu į kalną. Jau kokie 5 km kilo, gal daugiau. Žiauriai karšta. Nebedaug liko, už kokių taip 8 km. Gruziniška šašlykinė ir laukia gruziniškas šašlykas. Nu va, atvykau. Gruziniškas, tikras šašlykas manęs laukia. Su barteliais. Nu va, šašlykinė super. Vanduo irgi čia yra geras, įsipilti, jeigu reikės. Staliukas. Graži vieta. Va, pakvietė į svečius. Užsukau į svečius, parodys vyną čia kaip daro. Čia senas pastatas. Viskas sena. Gruziniškai. Va. Čia jau tuščiai liko на praeitą sezoną. Это все чистый. Это остался. прошлого года. Да, прошлого года. А вот что это? Это чури, да? Это вино там? Не сейчас ничего. Но там... Ну, потом, да. Потом, да. А сейчас не сделать просто это, маленький. Это. Понял. В вазе. Понял. Ваза. Да. Там вино поставить потом. Va, taip. O čia bitės. Medus. Turi savo medaus, savo виноград. Это наш виноград вообще. А если хороший сезон, сколько у тебя литров тогда будет? Ну, 2 тонны, короче. Да. 2 тонны. 2 тонны turi savo kiekvieną sezoną vyno. А он чистый. Не это вода-мада, чистый, сам чистый. Pats griniausias vynas. Kalnai, kalnai, kalnai. Žemai kalnuose esu. Čia upė. O, čia netgi kelias. Ne, čia viena upė. Nu, karvė savam stiliui. Čia visai jau lendu į gilumą. Baigėsi kelias, žolės, akmenys. Peškom jau einu, nes čia jau nebepavažiuosiu su savo dviračiu padangom tokiom siaurom. Čia, kaip suprantu, graikiški riešutai. Gal nieko nemaišau liktais.
Įstojau į tokį mini kampingą, užradau, netyčia suradau GPS-ę, pinigai juokingi, pasistatysiu palapinę, virtuvę, galim naudotis ką tik nori. Čia vat palapinė mano stovės. Ten dušas, ten kabinos, jeigu nori gali išsinuomoti, ten vat iš vis namukas superinis. Ir svarbiausia, tuoj parodysiu. Slaptas išėjimas. Čia va taip, kažkaip tai. Tik dabar nežinau, kažkaip taip, sakė, laikytis dešinės pusės. Jau girdisi. Kokios čia džiunglės, Jėzau tu man. Tik tais dabar žinau, kur čia eiti, nesuprasi. O, driežų irgi yra. Driežai laksta. Va, mano bus dušas vakarinis. Artėja debesis juodi, lietus, šiek tiek griaudžia. Už nugaros į mano pusę, tai bus linksma. Nu ką, važiuoju kaimų kaimais. Aišku, asfaltas naujas ištiestas jau, kad ir gerai. Bet jūs nepatikėsit, čia kaimų kaimais važiuoju. Ir čia pastatytas bankas. Pilnavertis bankas su bankomatu. Aš apakęs. Pasisekė man. Truputį ir saulė išlenda. Gal pro šoną praeis lietus. Kiek aš suprantu, pasitaiko tokie kaip vedukas mini tunelis pro viršų bėgantis vanduo. Tai čia padaryta tam, kad neišplautų bėgių tikriausiai toj vietoj, nes teka upelis. Jo, iš kalnų ir kad pro viršų. Na taip va. Nu va, kaip ir rodė internete, kad bus lietus, prognozavo lietų ir gan neblogas. Palauksiu šiek tiek, kad aprimtų.
Nu, va, kelionė tęsiasi, balos, lietus, kalnai tvarkoje kelią. Žodžiu, tenais vedukas ir per veduką bus naujas, čia eis per viršų kelias. O čia va taip pat teks nemažai kilometrų taip varyti. Į priekį judu, gal matysis. Restauruoja traukinio bėgius. Ten šiek tiek toliau nesimato. Nebuvo kaip nufilmuoti. Tai čia gal geriau šiek tiek matysis. O čia šituo keliu aš toliau keliauju. Man 23 km iki, pavadinkim, iki asfaltinio kelio. Tai va, įdomiai čia viskas. Super, žodžiu, to ko ir norėjau. Kiek dabar supratau, šalia mindamas senais bėgiais, tai jų dienas jau suskaičiuotas tų bėgių, nes kiek praminiau, tiesiamas naujas, daromi nauji tuneliai. Tai čia jau nebeilgai traukinys riedės